Pasaka apie kačiuką ir spyglių kamuoliuką. Seniai, labai seniai, vieno jaukaus kaimelio sode gyveno draugiškas kačiukas, vardu Rainiukas. Jis buvo toks draugiškas, kad net varliukai iš tolimosios kūdros jį lankydavo. O kai nelankydavo, Rainiukas mėgdavo žaisti sode, pats sau vienas. Čia kasdien vis kažką įdomaus surasdavo. Tai raitytą šakelę, tai skrendantį pienės pūkelį ar kokią skaniai kvepiančią gėlytę. O vieną saulėtą rytą prieš nosį jam iššoko dar anksčiau nematytas žaisliukas. Ar tikrai tai buvo žaisliukas? Rainiukas įdėmiai apžiūrėjo. Tai buvo mažas spyglių kamuoliukas, kartais vis pasisukantis į vieną ar kitą šoną. Kačiukas nudžiugo. Oho, tokio kamuolio dar niekada nemačiau. Jis atsargiai priėjo prie dygliuotojo kamuoliuko ir švelniai kepštelėjo jį letenėle. Ai, aštrus, aiktelėjo Rainiukas. Jis truputėlį paėjo atbulas, o kamuolys jį negalvojo redėti kaip kiti žaisliniai kamuoliukai. Jis stovėjo savo tvirtai, kaip įbestas. Galbūt ir buvo įbestas į žemę, juk buvo pilna spyglių. Kaip keista, pagalvojo Rainiukas. Greičiausiai kamuoliukas berėdėdamas aplipo pikčiulių spygliukais. Nieko tokio, aš juos nuvalysiu. Jis greitai nubėgo į namus ir rado didelį tvirtą šepetį, kuriuo jam šukuodavo kailiuką. Grįžęs prie spyglių kamuoliuko, ėmė jį stipriai šepečiu šukuoti. Hi, 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 pasigirdo tylus kikenimas. Kačiukas trumpam sustojo, nepatikliai apsidairė, bet šukavo toliau. Hi, 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 kutena, pasigirdo iš kamuoliuko vidaus. Šnekantis kamuoliukas? Dar neturėjau tokio žaisliuko. Matyt, čia toks naujas, su baterijomis. Na, bet spygliukus vis tiek reikia nuvalyti. Atsisėdo Rainiukas. Minutę pasėdėjo, pagalvojo ir tarė. Galbūt spygliukai nukris gerai juos pamirkus vandenyje. Ir letenėlės lapais užsidengęs jis spygliuotąjį kamuoliuką nurideno prie netoliese esančio tvenkinio. Atsargiai pastūmė jį į negilų vandenį, letenėlėmis papliuškenės aptaškė ir išridenęs atgal į krantą stebėjo. Nukris spygliukai, ar ne? Kamuoliukas atrodė daug švaresnis. Šlapias jis spindėjo saulės šviesoje, tačiau nei vienas spygliukas nejudėjo iš vietos. O po kelių minučių visas kamuoliukas ėmė tirtėti. Brr, šalta, pasigirdo vėl iš kamuoliuko vidaus. Kaip keista, tarė Rainiukas. Jis greitai vėl nubėgo namo ir atsinešė storą ir minkštą antklodę. Tvirtai suvyniojęs į ją dygliuotą kamuoliuką, Rainiukas nieko daugiau nesugalvojęs, tik sėdėjo ir laukė. Oi, kaip šilta ir gera, vėl pasigirdo iš kamuoliuko vidaus. Tuomet šis kamuoliukas sujudėjo ir iš jo išlindo viena koja, tada kita. Kamuoliukas pamažu atsivėrė ir Rainiukas pamatė, kad tai buvo visai ne kamuoliukas, o mažas besišypsantis ežiukas. Labas, ačiū, kad mane pakutenai nuprausė ir taip jaukiai užklojai, tarė jis. Rainiukas net pašoko iš nuostabos ir išplėtęs akis sušuko. Tu visai ne kamuolys, tu esi ežiukas. Taip, aš esu ežiukas, mano vardas Emilis. Aš truputėlį nuklydau nuo savo sodo, bet matau, kad ir čia labai gera draugija. Niekas dar nebuvo taip susidomėjęs mano spygliukais. Tavo spygliukais? Ar tu juos visada nešioji užsidėjęs? Maniau, jie prilipo netyčia tau besivoliojant pievoje, kiek suglumęs tarė Rainiukas. Oi ne, jie visada su manimi, kaip ir tavo kailiukas, atsakė ežiukas Emilis. Jie apsaugo mane nuo kitų gyvūnėlių miške, o susiradęs kokį skanų obuolį, spygliukuose labai lengvai galiu jį parsinešti namo. Nori parodysiu? Kačiuko akis nušvito. Parodyk.
Ežiukas ir kačiukas tą dieną praleido kartu. Jie žaidė slėpynės, gaudė drugelius ir tyrinėjo sode rastas šakeles, pienės pukelius bei gėles. Dienai pasibaigus, jie susitarė, kad kitą kartą Rainiukas galės aplankyti ežiuką jo sode. Vieną dieną taip ir padarė, bet apie tai kitą kartą. O dabar pasakos pabaiga.